Svarbiausias nacionalinio susivienijimo tikslas – Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos išlikimas. Tam reikalinga teisinga, protinga politika daugelį sričių. Akivaizdu, kad Lietuva gali išnykti ne tik karo ar kitais būdais, bet ir tiesiog demografiškai. Esame viena greičiausiai nykstančių pasaulio tautų. Ir jeigu tendencijos nesikeis, tiesą sakant, tiesiog išnyksime. Šias tendencijas privalome pakeisti ir tai įmanoma padaryti, tačiau tam būtina visiškai priešinga šeimos politika. Šiandien Europoje ir Lietuvoje, ar valdytų vadinamosios dešinės partijos, kaip dabartinė koalicija, ar pirmaujantis reitinguose socialdemokratai, vyraujanti ideologija yra nusiteikusi prieš šeimą. Siekia ją išardyti, sunaikinti, pakeisti naujais įvairesniais dariniais, kurie yra mažiau stabilus, mažiau palankus vaikams augti ir vystytis, o tuo pačiu ir tautai išlikti. Koks tas pokytis turėtų būti? Jis turėtų būti tiek ir principų klausimuose, tiek ir praktinėse priemonėse šeimoms padėti gyventi savo gyvenimus su kuo mažesniu valstybės kišimus. Kai kalbame apie principus, pirmiausia turim kalbėti apie šeimos sampratą. Nacionalinis susivienijimas, kaip ir visa vakarų civilizacija tūkstančius metų, šeimą supranta kaip vyrą, moterį, jų santuoką ir jų vaikus. Šeima galima tik tarp vyro ir moters, ne tarp dviejų vyrų, dviejų moterų ar dar kokiais nors būdais. Tačiau vieniši tėvai su savo vaikais taip pat yra šeima. Šiais principais turi vadovautis valstybė, formuodama savo politiką, jie turi būti įtvirtinti, jie turi būti atspindėti ir švietimo politikoje. Kodėl tai svarbu? Nes pastaruoju metu pradėjus įgyvendinti gyvenimo įgūdžių programą, kartu pradėta indoktrinuoti vaikus tuo naujuoju požiūriu, jog šeima gali būti bet kas, kas tik nori ją būti ir visai nebūtinai vyras, moteris ir jų vaikai. Taigi būtent švietimo politikoje negali būti jokių prielaidų šitam naujam požiūriui, jį privalo remtis nuostata, jog šeima yra vyras, moteris ir vaikai. Tas pats pasakytina ir apie politiką lytiškumo požiūriu. Visiškai nesenai, tik praėjusiais metais dauguma žmonių pastebėjo, kad iš tiesų egzistuoja toks klausimas ir politikai pradeda jį kelti, tai yra kas yra lytis ir jos negalima pasirinkti, keisti, nuspręsti patiems, kas mes esame. Švietimo ministras, turbūt daug kas girdėjo, pasakė, kad nežino, kiek yra lyčių ir ko apie tai turėtų būti mokomi vaikai. Nacionalinis susivienijimas tvirtai teigia, kad privaloma mokyti ir visoje politikoje vadovautis principu, jog lytis yra biologinis dalykas nulemtas chromosomų ir egzistuoja dvi lytis, vyras ir moteris, ir to niekaip neįmanoma pakeisti. Žmonės gali sužaloti save ir dažnai tą daro šalyse, kur tai leidžiama, bandydami pasikeisti lytį, tačiau taip tik gilina savo psichologinės problemas ir lyties pakeisti iš principo negali. Taigi vadinamasis translytiškumo fenomenas ir genderistinė ideologija, sakanti, kad galima, normalu ir gal net siektina yra keisti lytį, ieškoti savo tapatumo, yra visiškai žalinga ir atmestina, Lietuva negali tuo vadovautis. Ir čia mes galim pereiti prie praktinių klausimų, kaip valstybė turėtų žiūrėti į šeimas, kurias ką tik apsibrėžėme. Visų pirma, valstybė turi kuo mažiau kištis į šeimų gyvenimą, jis turi sudaryti jai sąlygas, bet kuo mažiau aiškinti, kaip reikia elgtis. Tai visų pirma klausimas susijęs su vaiko teisių sistema, kuri praėjusį dešimtmetį 2016 metais visų pirma buvo radikaliai reformuota, stiprinant valstybės kišimąsi į tai, kaip tėvai auklė savo vaikus, nors jau seniausiai buvo uždraustos fizinės bausmės, fizinis smurtas, tačiau smurto sąvoka buvo radikaliai išplėsta, o tarnybos, kurios turi tai sekti ir stebėti ir kištis į šeimų gyvenimą, ženkliai sustiprintos. Visa tai buvo klaidingas ėjimas, visa tai išgąsdino šeimas, ne vieną žmogų atgrasė nuo tėvystės ir nuo šito anksčiau ir vėliau Lietuva privalo atsitraukti, leisdama tėvams būti tėvais ir traktuodama šeimą kaip vienetą, o ne kaip vaiką kažką, ką reikia saugoti nuo jo tėvų. Nors kraštiniais atvejais taip atsitinka ir mes jokių būdų neteigiame, kad niekada nebūna situacijų, kai reikia atimti vaikus, tačiau tos situacijos yra kraštutinumai, o šiandien valstybė elgiasi taip, tarsi tai būtų įprasta ir prasminga visur ieškoti tokių atvejų. Paprastesnis to valstybės nesikišimo principo pavyzdys būtų tai, kad valstybė negali diktuoti, kiek tėvai turi praleisti laiko su savo vaikais. Šią kadenciją šis klausimas, prisidengiant ES tariamomis direktyvomis, nors iš tiesų tokių direktyvų nebuvo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasistengė primesti, kiek laiko su vaikais nedirbdami turi praleisti tėvai, o kiek motinos
esą taip skatinama lyčių lygybė, didinamos galimybės moterims grįžti į darbo rinką ir taip toliau. Yra puiku, kad Lietuvoje gana ilgai vaiką pagimdžiusi moteris gali likti su vaiku namuose ir negrįžti, tačiau kada grįžti yra jos reikalas. Ir jeigu moteris apsisprendžia ilgiau būti su vaiku, tai yra sveikintina, šaunu ir valstybė turėtų tik džiaugtis. Greta viso to yra reikalingos finansinės mokestinės priemonės, kurios skatintų gimstamumą Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis turėtų būti skaičiuojamas šeimai, o ne atskirai kiekvienam asmeniui. Tai yra, jeigu pavyzdžiui vienas iš tėvų uždirba daug, kitas mažai arba nedirba visai, tai skaičiuojama nuo jų pajamų vidurkio, kas būtų be abejo palanku situacijoms, kada dirba vienas iš tėvų, o kitas iš tėvų rūpinasi vaikais. Taip pat gyventojų pajamų mokestis turėtų būti keičiamas pagal tai, kiek šeimoje yra vaikų. Sulik kiekvienu vaiku mažinant tą gyventojų pajamų mokestį su galimybė pasiekus tam tikrą vaikų skaičių, dėl kurio galima diskutuoti, pajamų mokesčiui iš vis tapti nuliniu. Be abejo, tai kainuotų valstybės biudžetui labai daug šiandien, tačiau tai investicija, valstybės investicija į savo ateitį, kurios vienintelė alternatyva yra masinė imigracija į Lietuvą, apie kurią dar turėtume kalbėti atskirai. Ši alternatyva nepasiteisina, mes galime visur vakarų Europoje pamatyti tragiškas to pasekmes, tuo keliu negalima eiti ir vienintelis liekantis Lietuvai kelias, jeigu apskritai norime išlikti, yra dėti didžiulės pastangas ir didžiulės lėšas stiprinant gimstamumą Lietuvoje. Ir čia reikia pridurti tai, kad apskritai visa ekonominė politika turi būti orientuota į tai, kad Lietuvoje daugėtų turto ir konkrečiai būsto savininkų, pajėgių savo darbų išlaikyti save ir savo šeimą. Reikia peržengti pasenusias kairės dešinės klišes, skelbiančias būtinai vieną kraštutinumą, mažus mokesčius ar didelius mokesčius, ir žiūrėti, kas konkrečioje situacijoje, konkrečioje Lietuvos ekonominėje sistemoje, mūsų ūkio struktūroje gali paskatinti būtent tai, kad būtų kuo daugiau žmonių galinčių save išlaikyti, auginti vaikus, turėti būstą ir saugiai jaustis dėl savo ateities. Valstybė taip pat privalo ieškoti ir rasti priemonių, kurios paskatintų ir palengvintų būsto įsigijimą jaunom šeimoms, kaip rodo gerosios patirtys kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, kompensuojant palūkanas priklausomai nuo to, kiek vaikų tokia šeima susilaukia, vėlgi su galimybė, esant tam tikram vaikų skaičiui, apskritai nebemokėti jokių palūkanų. Galimų priemonių gali būti ir yra tikrai daug, jas reikia pasirinkti pagal Lietuvos kontekstą. Tačiau finansinių priemonių gimstamumui spręsti taip pat negali užtekti. Šalia to turi būti visų pirma per švietimo sistemą keičiamas požiūris į tai, kokie vis dėlto yra mūsų gyvenimo prioritetai, ar karjera yra vienintelis geras, prasmingas dalykas, rodantis sėkmingą pavykusį gyvenimą, ar šeima, vaikai, daug vaikų irgi gali būti sėkmingo gyvenimo požymis ir nėra kažkas smerktino, pašiepiamo ir nepavykusio, kaip labai dažnai mūsų medijose ir viešajam gyvenime yra vaizduojama dabar. Nuo mūsų priklauso, kokius prioritetus, gyvenimo tikslus ir vertybės išsiugdys auganti būsima karta ir ar ta karta gausės, Lietuva didės ir išliks ar ne. Tik laikantis išdėstytos šeimos politikos yra įmanoma tikėtis, kad gyvuosime ir egzistuosime kaip Lietuva ir lietuviai 22 amžiuje.